Baltijos jūroje sparčiai atsigauna jūrų turizmas. Specialistai spėja, kad tai lėmė neramumai turistų pamėgtuose Egipto ir Tuniso regionuose. Esą laivais keliaujantys turistai nenori rizikuoti ir renkasi keliones saugesnėje Baltijos jūroje. Göteborgas – didžiausias Skandinavijos uostas bei antras pagal dydį Švedijos miestas. Kruizinių laivų turistai šią vietą vis labiau pamėgsta. Pernai čia atplaukė 40 kruizinių laivų. Jais atkeliavo daugiau kaip 50 000 žmonių. Šiemet jų laukiama dar daugiau. Šiemet mes sulauksime 51 kruizinio laivo. Jais turėtų atvykti apie 65 000 turistų. Tai labai svarbus pajamų šaltinis miestui. Matome, kad šis verslas galėtų dar labiau vystytis. 180 laivų plaukia nuo Kopenhagos iki Oslo. Todėl mes turime galimybę kruizinių laivų privilioti ir daugiau. Göteborgo uosto atstovai sako, kad didesnio turistų srauto sulaukta, nes miestas buvo aktyviai populiarinamas tarptautinėse parodose. Tačiau specialistai sako, kad yra ir daugiau priežasčių, dėl ko Baltijos uostai populiarėja tarp jūrų turistų. Teigiama, kad turistai esą baiminasi keliauti į neramius Egipto, Tuniso regionus ir verčiau renkasi keliones Baltijos jūrą. Dėl tos priežasties populiarėjo kelionės ne tik kruiziniais laivais, bet ir jūriniais keltais. Tam gal tikriausiai įtakos turėjo net ir įvykiai Šiaurės Afrikoje, kur pasidarė nesaugu, o trumpai kelionė vis tiek reikia žiūrėti kažkokią. Todėl gana didelė dalis tikrai pamėgino patraukti į šiaurę vietoj pietų. Ta pati dalis lietuvių, kurie važiuodavo, tikrai vykdavo į Tunisą, į Egiptą. Per šitos neramumus gali būti, kad pasuko ir keltas. Turizmo specialistai sako, kad jūrų turizmo verslas labai banguotas. Esą vienais metais uoste gali būti daug kruizinių laivų, o kitais nebūtinai. Pavyzdžiui, Klaipėdai šiemet jūrų turizmo sezonas nebus itin sėkmingas. Pernai atplaukė 45 kruiziniai laivai, o šiemet jų bus tik 36.